Užvažiavome aplankyti Taragonas. Taragonas čia? Jo, Taragonas amfiteatrą. Tai atvažiavom čia, pernakvojom ir užėjom aplankyti dabar. Pažiūrėti, kas čia gero. Čia tokie grybėsėliai dar yra išlikę. Tai gražu. Prie pat jūros, jo, laivai. Šiaip gražus kol kas oras, naktį žaibavo. Tvankokas šiek tiek jaučiulis. Tai va. Tiek ir užteks pamatyti. Esam jau Prancūzijoje ir keliaujam link namukų. Sustojam Bezelyje miestelį kažkokiam. Aišku, tikrai blogai tariu, bet nieko tokio. Lietinga. Tokia debesis, ne kažką. Bet va. Dar savaitę ir būsim namuose. Einu vynuogių nusirausiu. Dar va čia jau sudžiūvusias visas. Nieks nevalgo. Tai aš padėsiu jiem šiek tiek nusiskint. Tai va, pažiūrėsim. Va, kokios auga gražios dar. Čia gal negalima, bet nieks jų nevalgo, tai mes pavalgysim. O. Jau laukia, eisim pažiūrėsim miestelį. Mes rytoj Dižoną jau važiuosim. Grįžinėjam su nuotykiais. Jo, tokia gatvelė. Mašinas važiuoja. Pasirodo važiuoja. Užėjom į bažnyčią. Korteliai tik tai. Tamsu čia šiaip. Nesimato nieko, paprastos kėdės sudėtos. Didelė šiaip labai. Gerai, užteks. Tai va. Tokia ta bažnyčia. Ir žuvis. Ten kalnai. Šiaip miestelis taip tarp kalnų toksai. Teko daug leistis, nu. Jo, jau mačiau, kad čia. Sakau, tarp kalnų, tai reikėjo leistis nuo kalno labai ilgai. Tai reikės ir kilt vėliau.
Parašyta apie bažnyčią. Kažkam įdomu galite paskaityti. Angliškai. 12 amžiaus viduryje. Turizmo ofisas. Pas juos atrodo tokie nedideli miesteliai, bet kai pradedi vaikščioti, jis atrodo toks didelis visai. Šis atrodo visai nemažas. Aha. Visko čia yra. Jo. Va. Soliuks su atramom. Prisėdam. Opa. Good. Va, kokia kavinukė graži. Kavos išgert. Čia gal šitas Petruškevičius, ar kaip jisai? Bet, nežinau. Nu, kažkoks tas, kur gėlėm puošia. Petruškevičius, gal. Nesigilino aš juos. Ko aš žinau? Užsidarom. Kai darbo pabaiga, tai ir dainos prasideda. Gerai, jo. Atsargiai. Išvažiuos. Gal statas. Man tu pridavėlė, tokia pribūda. Jo. Kas čia? Žeksūriai. Mač. Sūrių parduotuvė. Nereikia? Nebedirba. Nusipirkom. Jo, reikės. Turvyčių prigamimas. Nusimatom. Ką matai? Papuošalus? Drąsiai, darykėliai. Va, kiek butai kainuoja. Kem 6 kvadratai? Kem 5000 šitam miestukė. Čia žemė kainuoja 800 kvadratų, 42 000. Keista, kad kvadratais matuoja, su šiaip arais. 114 kvadratinių metrų, 200 000. Va, namukas. Šitas va vilioja. 39 000. 205 kvadratinių metrų. 109 000. Jo, čia tokį toli važiuoti tik tai. Grįžom į kemperį ir pasiėmėm pizzą iš Prancūzijos. Hello! Bonjour! Gerai. Vynelis stovi kažkieno nedagertas. Kaip kitaip, ne? Kas čia gėrė paskutinis? Prancūzijai. Valgysim iki. Esam Offenburge, jau Vokietijoje. Aš vis medžius mėgstu filmuoti. Tokie keisti. Eisim kažkur pavalgyt. Norisi jau. Ir artėjom prie Lietuvos. Reitas sėdi. Kvepia. Čia gal laukia mano karka. Bet jau čia ne kažkoks Gal privatus. skulptūrų. Nu, einam, pažiūrim. Kas čia? Jo, čia gal iš molio kažką daro. Va koksai. Šitas sėdi čia. Kas? Va. Nu, šaukė. Man Vokietija irgi taip prie širdies. Tie miesteliai tokie. Irgi.
ten nufilmuoti. Jeigu nedideli, tai tokie. Va koks paštas. Su dviračių veža pilna. Prikrauta. Tos langinės. Varnas. Visai kaip pas mane tatuiruotės. Ruošiasi čia gal šventė kažkokia? Gal kažkaip čia. Tokia jau gal... Man reikia tenai. Kur? Į tą pusę? Jo. Ten daugiau yra pasirinkimo. Vokiški vaikai. O daimas? Aš mėgstu daimą. Bet čia šiaip parduotuvė turbūt kažkokia. Kas Vokietijoje gerai, tai didelės porcijos maisto. Nėra ir tai buvo. Čia mūsų šventinė, vakarienė, paskutinė tokia. Paskutinė. Paskutikai žiūrėkas. Žiūrėkas, jo, tai tokia už kelionę. Skanaus. Grįžtum aplinkui tą pastatą. Gal taip. Lauk, nufotkinsiu ir aš. Va, yra dar čia Vera Moda. Striukytės kiek 39 eurai. Moteriškos. Mažytė, palyginus su Portugalijos, Ispanijos bažnyčiom. Gyvatėlė. Kč.